Ką daryti, jeigu labai norisi saldumynų? Tai pirmiausia, užtikrinkite reguliarų valgymą, nepamirškite pilnavertiškų pusryčių, pietų ir vakarienės. Nedarykite ilgų pertraukų tarp valgių ir nebadaukite, nes tuo metu krenta cukraus kiekis kraujyje ir kūnas reikalauja jį pakelti. Užtikrinkite, kad per visą dieną suvalgytumėte visas maisto medžiagų dalis – baltymus, riebalus, angliavandenius. Taip pat nepamirškite įtraukti skaidulų, kurių yra vaisiuose, daržovėse, ankštinėse daržovėse, grūdinėse produktuose ir sėklose. Skaidulos užtikrina sotumą ir mažina norą saldumynams. Rinkitės pilno grūdo produktus, mažiau vartokite rafinuotų ir perdirbtų produktų. Taip pat nepamirškite gerti vandens 1,5 litro 2 litrus. Rinkitės sveikesnes alternatyvas saldumynų. Vietoj pieniško šokolado rinkitės juodąjį kartųjį. Desertus valgykite po pietų, o ne vietoj pietų. Taip pat užtikrinkite kokybišką miegą, reikėtų miegoti 7–8 valandas. Ir žinoma, ieškokite kitų streso malšinimo būdų, o nesirinkite saldumynų.